Malūnsparnis Pupsi, taip? Tai tu tikras malūnsparnininkas, taip? O kur tavo malūnsparnis prie šitos pilies gyvena? Ką? O kur? Pačioj pily? Oho! O koks vardas tavo malūnsparnininkė? Nu, kokie čia gali būti mojavimai rankom? Smagu. Sakai, kad čia Lakūno Kairio malūnsparnis? Tai Lakūnas Kairys irgi malūnsparnininkas? Ne. O kas? Lakūnas Kairys yra lėktuvo vairuotojas. O tu Lakūno Kairio malūnsparnininkas? Nugi nuostabu, tu pažįsti Lakūną Kairį? Eik tu. Buvom statėsi susitikti. Tikrai? Nu ir ką jis jums sakė? Nu, pakalbino mane, žinai ką pasakė man. Pasakė, jeigu turėsiu ant savo ant savo dviratuko Ką turėtum? sparnus, ant savo dviratuko paspirtuko. Jeigu turėsiu sparnus, galėsiu skraidyti. Eik tu, tikrai jis tai pasakė? Nuostabu. Nu jau pasiruošei fotografuotis? Oi. Nefotografuok. Močiute, padėk Lakūno Kairio malūnsparnininkui pasiruošti, fotografuotis. Na girdi. Ten reikėjo kažką pritvirtinti. Ne, viskas gerai. Yra filmuką, tu jam parodyk tokį. Nuostabus. O kuris čia padarė? Pats Pilypas? Tėtis. Tėtis padarė. Nu, tėtis neblogai padarė. Su picerijos langais. Su picerijos langais. Šiaip jau pietaut geriausia namuose, nebūtinai tik picerijose. Kur čia? Nu? O! Puiku. Viduj tuščia? O, kaip nuostabu. Šalia mašinėlė. Kas dar tame name yra? Matau, laiptai yra nulipti. O kas čia, kaip į tą namą atskrenda, ateina, kažkaip tai atkeliauja? Kas jame gyvena? Oi, čia daug durų ir langų. Matai? Nu, tai čia jūs gerai dirbot ilgokai. Nuostabu. Nuostabu. Tėti, gali man pagaminti kažką. Einam valgyti virtinukų, močiutė mums pagamino kažką. Žiūrėkai. Nu, Lakūno Kairio malūnsparnininkė, valgai? Aš visis nesu. Eik tu, paėmei? Nuo pilies paėmei? Dabar valgymas yra.